Sveiki atvykę į miestiečio mėgstamus kurortus. Kodėl miestietis mėgsta kurortus? Todėl, kad šitose kurortuose yra kitaip negu mieste. Šitose kurortuose galima gaminti kažką tai, ką sugalvoji. Pavyzdžiui, mieste futbolo vartus gali pagaminti. Nelabai. Negali nei pjauti, nei virinti, nei smardinti, nei garsą leisti kažkokį tai. Todėl miestietis mėgsta čia atvažiuoti. Nu va. Vėl atvažiavau čia. Vėl pasiilgęs darbų, kurie ir yra poilsis nuo to, ką mieste veikiu. Šiandieną projektas yra koks? Vartai. Futbolo vartam trūksta gelžgalio, o čia gelžgalis guli jau paruoštas. Čia prisivirinu kampuose. Ir tada anas galas yra neapdirbtas. Reikia apvirinti skyles, užvirinti, apšlifuoti. Ir tada liks tik tai visur aplinkui šaibas privirinti, per kurias persivers tinklas ir bus viskas su virinimu baigta. Tada galima bus laukti dažymo ir tada dėti tinklą ir žaisti. Bet čia turbūt vasara bus. O kokį Saulius projektą toliau darys, idėjų jau yra. Pamatysite neužilgo. Spėkit, ką jis darys? Virins. Taip. Na gerai, prie darbo. Nu va, atsirado ir šitas. Ir viskas apvirinta, apšlifuota. Viskas gražu. Va. Galės būt dažoma. Aiškus, paskui surudys, nes rudyja labai greitai, va, galit matyti. Na va, galim sakyti, kad vartai baigti. Va, čia tokia šaiva suvirinau. Visur aplinkui. Per jas galim bus perkišti trosą. Ar vielą kokią. Ir viso. Čia visur aplinkui. Tenai, žemyn, taip. Ir bus pririšta. Tai va, dar vienas projektas užbaigtas mūsų kaime. Biškį pradėjau tempti, bet laiko dar daug. 5 valandos yra. Šiandieną geras oras. Šiandieną yra vėjo gal kokie 3-4. Temperatūra +1. Ir truputį lašnuoja visą dieną. Bet tas truputį taip, kad, ką žinau, nesušlapau turbūt dar. Tik tiek, kad ant pelkės matos, ką krenta. Nu gerai, einu pavalgyti ir žiūrėsim, koks bus sekantis projektas, Įdomu. Nu, sekantis projektas tai suvirinimas stalas, kuris kojas jau turi, skirtos lankstymo aparatui. Šitą ugnį nupjovė, atsimenat, visai nesenai. Taigi, ko jam reikia? Jam reikia biškį kampukus nuimti, nes galima ant jų pasismeigti. Paskui šičia pjovimas buvo toks vingiuotas, reikėtų biškį palyginti. Gal už taip užapvalinti dar. Ir paskui, kad prisitvirtintų prie šito, prie kojų, čia yra skylės. Čia 2 ir ten 2. Ir reikia kažkaip padaryti, kad tas aparatas per tas skylės prisitvirtintų. Tai vienas iš variantų yra galbūt išgręžti kiaurai ir tada prakišti varžtą ir privirinti. Ir tada užšlifuoti gražiai. Galbūt taip, galbūt ne. Nu, pagalvokim. Kai užsiapvalina kampai, taip gražu, kaip iš parduotuvės atrodo. Dabar jau nieks negalės prasidurti nieko. Nu, užapvalinau, taip užapvalinau. Šičia dabar lieka jau su tom skylėmis spręsti problemą. Jo, manau, kad vis dėlto gręšiu kiaurai. Įsigręšiu vieną, prisivirinsiu iš viršaus šičia ir tada
tada antrą ir tai po vieną keliausiu. Nu, prisivirinau. 1, 2 ir 3, 4. Čia buvo išgręžtas skylė, prakištas kiaurai sriegis ir privirintas. 1, 2, 3, 4. Dabar lieka nušlifuoti ir pažiūrėti, ar lengvai išsitraukia. Gal biškį reikia palenkti. Ir viso. Nu, ištraukiau, apverčiau. Štai kaip atrodo tvirtinimai. Jeigu iš arčiau, tai matosi skylė. Didelė buvo užgręžęs, kad būtų paklaida kažkokia. Nu va, galim bus dėti atgal ir prisukti. Taigi šiandienos kokios yra išvados. Mes turime užbaigtuvės futbolo vartų. Štai, gražuoliai. Ir turime taip pat užbaigtuvės suvirinimo stalo. Aišku, tikrosios užbaigtuvės bus, kai bus nudažytos kojas ir bus nudažyti vartai. Bet bent jau virinimas, šlifavimas jau viskas baigta yra. Taigi, Saulius šiandieną labai gerai praleido laiką. Po visų virinimų ir šlifavimų sėdėjau ir klausiausi, kaip plašnuoja tyliai kaimiškų garsų. Jo, čia ypatinga ramybė. Ypatingesnė negu mieste. Gerai, šiam kartu tiek. Iki susitikimo sekančių serijų, kurioje bus kas? Pamatysit. Saulius turbūt virins.